Šio video tikslas nėra konkretus pranešimas, o ir pakviesti jūs trumpai kelioniai iki ten, kur pasitinkame vėją, nebūtinai išskirtinę progą. Lygiai kaip ir vasaros dienos, ne visuomet privalo būti saulėtos ir šiltos, tam, kad galėtume džiaugtis šiuo metų laiku. Priešingai, vasaros žavesys ir slypi jos įvairovėje, kurią ji gali mums suteikti. Tad šiemet, kaip ir visuomet, vasara sugeba mus nustebinti. Kartais savo saulės spinduliais ir kaitra, o kartais įsišėlusio rudenio dienas primenančiamis nuotaikomis ir žvarbiomis akimirkomis. Tačiau kaip ten bebūtų, šis metų laikas mus kviečia grožėtis gamta ir džiaugtis gyvenimu. Tad pažvelgia, kaip nuo Klaipėdos uosto krantinės atsišvartuoja tikras istorinis paveldas. Net 1956 metais Hamburgo mieste pastatytas, o 2012 metais į Norvegijos nacionalinio kultūros paveldo sąrašą įtrauktas kruizinis laineris Nordstjernen ir aplankė mažuosius jūrų muziejaus gyventojus, kurie dar laukia savo valandos išplaukti didžiuosius vandenis. Užsukime į tolimiausią mūsų šalies kampelį, iš kurio atsiveria bekraštės jūrų platybės ir įkvėpti jūros gaivos ir dūžtančių į akmens luitus bangų galios pasitikime savaitgalį Klaipėdoje. Bet jeigu jūs ir nebūsite uostamiestyje, ar neturite galimybės atvykti prie jūros vartų, likite su Klaipėda TV, nes tai nors ir mažytis, bet palaipsniui besiveriantis langas į šį Lietuvos miestą.